Labas rytas, o gal reiktų sakyti labą naktį, nes dabar yra 2 valandos ryto arba 2 valandos naktį, žodžiu, nesvarbu. Mes atsikėlę daiktus susidėję šiandien ir vėl ruošiamės ir išvažiuojam, jau susiruošėm. Ir išvažiuojam į dar vieną kelionę su Forever bendruomenė. Tai ką, atsisveikinam su katinukais. Katinukai, čiau. Saugot namus jūs, o mes varom, negi turi. 2 valandos ryto. Okay, let's go. Lėktuvas iš Marijampolės į Zakopanę pakyla lygiai 4 valandą, susidėkite bagažus. Aš būsiu Karolis, jūsų pilotas ir mano antra pilotė padėjėja Diana. Startės įleidinėjo į Boeingą, tuoj kilsim, keliausim į Lenkiją. Sklandienė ir Vida Kubertavičienė kviečiama prie vartų. Ema Mečaitienė, prašom užimti savo vietas. Žina Sručienė, Laimona Jaunėnė. Janina Šiaugelienė ir Julija Purvinienė, prašom. Į laipinimo vartų. Giedrė Čižauskienė ir Vytautas Čižauskas. Ką turim? Tikrinam gytvilę, ką įnešat į lėktuvą, viskas gerai. Bomba neša, bomba. Taip, labas rytas. Tikiuosi savo vietas radot. Skrydis truputėlį užvėlavo 10 minučių, bet nieko tokio. Prisivysim grafiką. Taip, nors esu Gintaras. Vieną kelionę jau su dalimi jūsų turėjau. Šį kartą sąstatas didesnis. Panašu, kad trečias tripas bus su tikru lėktuvu. Taip, su mumis šiandien keliauja ne tik Forever visa kompanija, bet ir 2 šaunūs vairuotojai, kurie rūpinsis, kad mes laiku ir vietoje pasiektumėm mūsų norimus objektus ir vietas. Tai Valdas ir Vidas. Vairuotojai vienas gražus, kitas geras. Taip, kad reikės kelionės jų metu, mėlyje, išsiaiškinti, kuris yra kuris. Čia tokia lengva užduotis. Bus aišku ir sunkesnių. Na ką, sustojom visas autobusas papietauti, tai einam pažiūrėti, ko ten yra skanaus valgyti, bet greičiausiai žinau, ką valgysiu, tai tokią sriubytę. Na, parodysiu, ką aš ten skanaus įsirinkau, bet greičiausiai bus sriubytė, kuri vadinasi fleki. Ką čia valgom? Plekai, lenkiškas sriubytė plekai. Gaminama iš žarnikių, iš skrandžio, jaučio skrandžio. Jautuko skrandžio, bet skanu, tikrai skanu. Rekomenduoju. Nu ką, o dabar varom toliau. Dar liko apie 5 valandas kelio ir atsidursim. Gersim kokius pieną. Ir atsidursim Zakopanėj. Tai ten ir susimatau. Nu ką, atvykom į Zakopanę. Važiavom daug, ilgai stojom, valgėm, žaidėm žaidimus, bet pagaliau atvykom. Ir esam Zakopanėj, tai visi lipa iš autobuso. Stosim nuotraukai. Mūsų viešbutis, 4 žvaigždučių. Ir eisim praskris su dronu. Ir po to matysim. Čia prašom, kur aš. Prieikite, visi stojam, į šitą pusę žiūrim. Saulytė čia, fotografas iš tenai. Prašom, į čia niekur nebėgam. Ką? Čia taip sugalvojo, kad paskui nesugaudysim. Dar paskui. Čia stojam, greitai. Mergaitės į priekį, didesni vyrai gale užima vietas, taip, su visais krepšiais, su plačiom šypsenom, prisigėrė daug vitamino D. Buvo Edvardas visą meškerę teleskopinę atsivežė. Tavo palata tau ploja, bėg greitai.
Į lasdą žiūrėti, kada kimba. Trauk! Kimba! Dar vieną. Rankas į viršų. Rankas į viršų. Kas ką turit rankose, viską kelkit. Palaukit dar, ne. Pabūkit, dar ne čia žinokit, taip lengvai net atvažiavom, tai dar kentėsi dabar. Kantrybės. Gerai, dabar video įrašą. Trumpą. Lietuviškai dainuosim su gimimo diena ir po to angliškai su gimimo Happy Birthday Marija. Gali stot. Romantinė, sapyrinė, pas kurią rytoj važiuojam ir poryt. Šiandien švenčia savo gimtadienį, tai kažkaip man reikia ją nustebinti, o be jūsų tai nenustebinsiu. Tai dabar žiūrėkit, 70 žmonių iš Lietuvos, Lenkijos pasauliniai lyderiai. Pradedu rašyti ir kalbėk, ką reikia. Okay, dear our beloved Maria, we are already in Zakopane, yeah? Yeah! And we have great wishes to you for your birthday. First of all, in Lithuanian. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Valio. Bet tai išgirdau iš karto tą žmogų. Taip, ar jums neatrodo, kad visus metus labai daug su video komandos, reportažais, zoomais dirba Ema? Taip! Kad jinai nusipelnė pareigų. Leis pasveik. Karoliu į kalbės Ameriką dar. Su laiminga diena. Palinkėk sėkmės. Geros platies. Ir vienas žmogus negavęs seksti, tai birutėmis darėti. Kaip it kluga, būnant Indijoje, laimėjo. Ką laimėjo? Nežinau. Šią dovaną, šį prizą. Darau programas, rekomenduoju ir pasirodo pas mane atėjo laimėjimas. O kas tai yra? Šių metų kiekvieną mėnesį visi Forever Fit Clubo nariai, kurie daro C9, DX4, F15, Vital 5, laimi loterijos būdu vienas iš jūsų Irmos Jasulevičienės rankų darbo rankšluostį, labai ryškų, minkštą ir labai gražų dar vieną krepšį, ar ne? Ar laiminga, Birutė? Ačiū, labai laiminga! Tai ačiū visiems, laimingi, kad gavot rankinę. O, dabar jau skaitai, kad Gerai, ką Ką einam ieškot? Kad čia mūsų kambarys. Koks fainas gražus viešbutis. 4 žvaigždūnų. O, kokie. Patikrinkim. O, koks mėlynas kilimas. Namukai. Nu va, atvykom į Zakopanę, tikrai faina, tikrai gražu, kaip ir sakiau, pasikėliau droną, šiuo metu dabar jis kažkur kalnuose. Kalnai nežinau, ar matosi, nu va, ten yra kalnai, ten yra snieguota viršūnė, bet su šia kamera tikriausiai gerai jos neparodysiu. Nebent šiek tiek per droną, bet drono vaizdų dar pamatysit. O šiandieną eisim pasivaikščiot kur nors po miestelį, pavakarieniaut, galbūt dar ir Ispanijos mūsų viešbutis tokį turi, o rytoj kelsimės jau į pačius kalnus, tai susimatysim dar ir kalnuose, tai. O dabar einu skrist toliau, va jau pypsi, baterija senka, reik parskrist.
ir klausom ekskursijos. Paima aparačiukus, ausinukus. Prieki gidas mus veda ir pasakoja apie Zakopanę. Apie gražias vilas. Ir einam dabar į gatvelę, kuri buvo anksčiau tik Arklių gatvė tokia purvina ir siaura. Kropotė. Šitą gatvelę. Viešpatį ragavo. Mes visus valgiam. Ragavo. Ai, vakarą, ne? Šiandien? Ir ryte, pusryčiam. 10 zlotych. Su kortelė labai gerai. Jo, jo. O kiek sūrių. Galima su kortelė. Aš galvoju, gal tu ūsų Kalnų paimti? sūrio. Ar patinka kelionė? Patenka. Patinka? Patenka. O kas labiausiai patinka? Paslyčiai. Man tai vaizdas į kalnus. Čia buvo vienas prabangiausių viešbučių. Tai Greta, ar tau patinka keliauti su Forever bendruomenė? Tikrai taip, labai smagu, labai patinka. Kokią patirtį pasisemi iš tokių kelionių? Iš tikrųjų, daug žodžių, kad apsakyti, bet iš tikrųjų su Forever tikrai labai smagu keliauti, visa bendruomenė, nuotaika, energija, žmonės, fainai labai. Ar patiko viešbutis? Taip, labai geras viešbutis, labai geri pusryčiai ir kambariai, tiesiai vaizdas į kalną, labai geras viešbutis tikrai. O gidas patinka? Gidas geras, toks savėkas toksai. Gerai, tai einam su gidu. I know. Sūris. Jie visi duoda paragauti to sūrio, tai gali tikrai paragauti, yra su skoniu, yra baltasis jau tas originalus. Pirmoj pačioj vietoje nepirkite niekada, paragaukite, ar jis nėra per sūrus, nes dabar, kadangi yra tarpsozenis, jie deda daugiau druskos, kad jis ilgiau išsilaikytų, o mažum neparduos. Arkliukai valgo. O toks bankas Zakopaniai. Tai Karoli, koks jausmas bendrauti su tiek daug komandos narių? Ne, tai nerealus ir bendrauti, ir keliauti, kur keliaujam vieni, viskas labai gerai, bet kai keliauja 70 komandos žmonių, tai yra nerealus jausmas. Žinai, kad ne tik tai tu, bet padedi daugybei žmonių Forever dėka patirti kelionių džiaugsmą. Tai yra neapsakomas jausmas. Tai ar tai paskutinė kelionė, ar bus jau daug Oi, dar? tikrai ne, tokių klausimų net neturėkit, tikrai ne paskutinė kelionė. Mūsų komandoje kelionės nesibaigia, sekite, stebėkite ir laukite naujienų.
Labai gerai. Yra visokiausių. Pradžių dar čia buvo truputėlį Zakopanėje vaikščiodavo, atvyko aišku visi iš Kačerginės, ten irgi buvo jam palankus klimatas, bet tai jau nepadėjo. O po to jau visą laiką praleido Skrilovo. Na ir šiuose kapinais. Gal mažiau žmonių bus. Nu, foreveriečių. Forever kaip jaučiamės? Yra foreveriečių? Taip. Ar smagu? Tai Birutė, sakykit, ką jums duoda tokios kelionės su komanda? Tai yra džiaugsmas, tai yra įvertinimas, tai yra nuostabu. Ar dar keliausite su šia komandai? Būtinai kviesiu žmonės, darysiu, kad būtų rezultatai, kad padėti žmonėm pagelbėti ir kartu su komanda. Šį kartą keliauju, manau, 2 žmonės iš mano komandos. Nu va, kaip smagu. Ar gražus kalnai? Labai nuostabus. Jau esu šiek tiek bačius Italijoje, Slovakijoje, bet čia nuostabu. Ką jums duoda tokias kelionės su Forever bendruomenė? Tai vat bendruomenė ir duoda nuostabius vaizdus, neišdildomus įspūdžius, gerą nuotaiką. Ar dar keliausit su šia komanda? Būtinai tik tai skvieskit. O kur dabar norėtumėt nukeliauti? Kur nors su skrydžiu kokio, kur šilta gražu, kur palmės. Tai sakykit, ką jums duoda tokios kelionės su visa Forever komanda? Nuotaika gera. Įspūdžius. Gyvenimo patirtį. Laikas yra superinė, žinokit. Ir tik tai kelionėse pažįsti draugus ir foreveriečius atpažįsti. Tokios akimirkos niekad nesugrįžtų tokios gražios. Tai kur dar norėtų nukeliauti su šia bendruomenė? Į Paryžių. Mes po visą pasaulį norim makaluotis. Apie mus visas vietas turi žinot. Tai koks jausmas keliauti su visa Forever komanda? Jausmas išties nuostabus, kai aplinkui tave patys mylimiausi komandos žmonės ir tokie nuostabus vaizdai. Norisi įsignypti, Zakopanė nuostabi, kalnai, centre Europos tobuli, su komanda keliauti yra vienas džiaugsmas ir tu supranti, kaip Forever
keičia žmonių gyvenimus. Bet forever reikia įsileisti į savo širdį ir priimti su visa meilė, su visais džiaugsmais, su visom kelionėm. Tad jeigu tu nori prisijungti prie mūsų, laukiam tavęs mūsų komandoje. Nu, vau, tikrai nuostabus vaizdas, tikrai gražus kalnai, labai smagu keliauti su tokia bendruomenė, su visa komanda, visi draugiški, visi laimingi, visi optimistai, pozityvus. Pasikrauni nerealios energijos ir pakvėpuoji labai fainų grynų orų, pasigroži vaizdu. Tiesiog, nu, kaip iš atvirutės iš tikrųjų. Vykom į Druskų kasyklas Veličkos. Leidžiamės žemyn. Turim pasiekti pirmą lygį. Nežiūrėkit, kiek liko. Kiek mes metrų leidžiamės? Dabar pirminėme etape leidžiamės 75 metrus į gylį ir pradėsim ten ekskursiją jau tarp Druskos sienų. Pirmam lygio, šiaip nueisim 2,5 kilometro šiandieną. Po žeme. Po žeme. Ir tiesiog pamatysim unikalius dalykus Druskos kasykloje, kurie yra išgauti iš druskos. Nu ką, jau nusileidom. Nusileidom. Ir mūsų kelionį sudeginsim 2000 kalorijų. 2,5 kilometro po žemę. Ladies and gentlemen, congratulations, you've made it. First level of the salt mine. Today we will see 3 of them. The deepest point we will reach today is 135 meters below the ground. Very good piece of information. You will be taken back to the surface with the lift. So no walking up the stairs necessary. Few safety precautions before we will start. Please do not use open fire, don't smoke cigarettes, vaping included. Do not touch any cables, cords, old school phones, those are meant for us. About the phones, I highly recommend turning on the flight mode because there is no signal and your batteries might get drained. Please, of course, feel free to take pictures and ask questions. It's free of charge. And what else? Yes, please stick with the group. Once again, my name is Veronica. In case you are better with numbers, my number is 83. If you will lose yourself, because I'm not losing people, you can report and we will find each other. One last thing, please don't touch salty sculptures because the sweat from our palms is dissolving them. And are you ready to start the journey? Perfect. Please follow me to the first Skulptūrų druskomis pamatysit. Neliesti tik laižyti skulptūros. Kondicionierius. Okay, ladies and gentlemen, in the corner of this chamber we can see some
something interesting over there. We call it spaghetti. And why sometimes the spaghetti is being created, I will explain just in a second. Please follow me. Ir pamatysit, ko gyvenime nematė. Labas rytas, labą dieną. Rytas Krokuvoje, jau po pusryčių išsiruošėm į senamiestį, į ekskursiją. Lauke šilta, galima eiti tik su maike, kas yra labai faina. Matau žydė, alyvos, medžiai. Tai va, einam su gidu į ekskursiją. Truputėlį paskraidžiau su dronu, galbūt dar paskraidysiu, tai bus jum ką pažiūrėti. O ką dabar einam su gidu ir klausom. Tai geras daiktas čia. Viską girdi, ką pasakoja. Vakar buvom jau senamiestį šiek tiek. Labai gražus iš tikrųjų. Su gidas dabar tampa turistų. Turim gidę iš Krokuvo. Taigi atsiprašau, jeigu kažką netaip pasakysiu ir šiaip esu šiek tiek primiršusi lietuvių kalbą, tai prašau, jeigu ką taisykit, gerai? Gerai. Nu tai ką, sveiki atvykę į Krokuvos miestą, į karališkąjį miestą. Esate kaip pačiame įėjimo centre, čia buvo visada pagrindiniai parkai ir Šventas Florijonas. Uzine, čia. Bonštynas. Cukraus parduotuvė. Artėjom link Turgaus aikštės. Varpinė čia kažką tvarko, kaip matau. O ten pačiam centre tai Turgus.
Gražu. Ten tūtų kažką daro. Tūtų. Eik daugiau balandžių. Balandynas. Ant to vaiko beveik nesimato. Balandynas. Nu, ant rankų. Normaliai. Dlaczego się przestraszył? Wyleciał na ciebie? Adaś chcesz? Adaś, masz tu płatkę. Ja tu šalko ir ant rankos nutūpė. Žiūrėt, tarp kojų. Zurikiane. Ale wskakują na ludzi, nie? Tak. Tai Ema, sakyk, ką tau duoda tokios kelionės su komanda? O, geras klausimas. Aš tai manau, kad žmogui džiaugsmą suteikia tik tai tada, kai jis gyvenime patiria kažką naujo, ar ne? Tai mano toksai, nežinau, gal moto gyvenimo, kad kolekcionuoti pirmuosius kartus. Tai va, kiekvieną kartą, kai aš kažkur važiuoju, aš vis pirmą kartą pabūnu naujoj vietoj, tai man tie įspūdžiai yra kažkas nerealaus. Ir ką reikia daryti, kad būtų galima kartu su mumis keliauti ir kitiems? Oi, labai paprasta. Tiesiog forever padaryti savo gyvenimo būdų. Tai yra kiekvieną dieną vartoti produktus iš šalavijo ar ten maisto papildus ir tiesiog rekomenduoti žmonėm. Ir galiu pasakyti taip, žmonės perka ne produktą, žmonės perka jūs. Jūs esate ta vizitinė kortelė. Tai va tiesiog mylėti tai, ką darot ir žmonės patys jūsų paklaus, o iš kur tu turi tiek energijos, o ką tu darai. Tai va, sėkmės formulė paprasta.
Tai Audronė, ką jums duoda tokios kelionės su komanda? Tokios kelionės su komanda, tai tiesiog tu dar kartą pajauti, kad Forever tai tokia kaip yra bendrystė, tai nes tu šitos kelionės su Forever, tai jos visiškai kitokios yra, nes tu su bendraminčiais keliauji, tau tiesiog tu ir labiau pažįsti vieni kitus ir artimiau susibendrauji ir tiesiog gali kitą žmogų labiau pažinti ir gali labiau atliepti jo poreikius. Ar patiko pati kelionė? Kas labiausiai patiko? Tai aišku, kad patiko, man visos kelionės su Forever patinka, nes per 17 metų tikrai jau ne vieną šalį esam apkeliavę su Forever visą laiką, ta bendrystė, toks vieningumas, draugiškumas, vienas kito palaikymas, gera nuotaika visą laiką, toks gera labai atmosfera. Tai ką reiktų daryti tiems, kas su mums dar nekeliavo, kad papultų į šias keliones? Tai tiesiog ateiti, pirmiausiai Forever ateiti ir tiesiog norėti čia būti, vartoti produktus ir tas keliones mes galime ir užsidirbti ir jau ne vieną kvalifikaciją skelbėm ir šiandien į šitą kelionę irgi galėjau važiuoti, kiti žmonės susidirbo, kuriem mes padovanojam tas keliones, jeigu nori. O dar iš šitos kelionės man labai patiko mūsų susitikimas, nes mes ne vien tik tai apžiūrėjome ir Zakopanę, ir Krokuvą, bet kartu tai buvo ir susitikimas su Lenkų foreveriečiais, konkrečiai su Krokuvoje, nes Marijos Gratinskos komanda šiandien turėjau naują tokią amplua, buvau vertėja, tai iš lenkų kalbos, tai labai šiltas susitikimas ir tiesiog iš to susitikimo irgi tokios mintys, kad reikia daryti čia ir dabar, reikia mylėti žmonės ir mes niekados negalim meluoti, va čia svarbiausia, nes kūno kalba visą laiką pasako, jeigu mes sakome netiesą, kūno kalba išduoda, tai einame atvirai į žmonės ir žmonės, kaip sako, iš širdies į širdį ir žmonės mus išgirs. Tai čia toks ir man pačiai palinkėjimas ir mums visiems palinkėjimas, būkim atviri ir būkim su Forever. Nu ką, kad ir kaip būtų liūdna, bet kelionė eina į pabaigą, tikriausiai paskutinis jau sustojimas Lenkijoje, apsiforminti reikaliukus. Buvo labai smagi kelionė ir jų bus dar tikrai ne viena, labai neliūdėsiu. O jūs, kurie pažiūrėjote šį vaizdo įrašą, nepagailėkit, paspauskit like, užprenumeruokit mano kanalą, nes daugiau video tikrai dar bus. Esu suplanavęs įvairių formatų padaryti video, tad žodžiu, prenumeruokit mano kanalą, palaikinkit, palikit komentarą ir susimatom kitame video. Iki!